Man krikščionybė daug labiau patinka už judaizmą. Nors truputį judaizmas patinka, bet krikščionybė labiau. Nes ten Dievas žmogaus negazdina bausmėmis, leidžia laisvai pasirinkti, negrasina, kad jeigu tu sulaužysi kažkokį nuostatą, tave nubaus. O judaizmas stovi ant bausmių ir grasinimų. Mielasis, iš kur tokią nesąmonę ištraukėt? Kas jums šitą pasakė? Bažnyčiai ar sektai kokioj? Naują testamentą sversim, pažiūrėkim. Mato 25 skyrius, 41 eilutė sako. Pažiūrėkit, šventas raštas jūsų kaip kalba. Tada jis prabils į stovinčius kairėje, eikite šalin nuo manęs prakeiktieji į amžiną ugnį, kuri parašta velniui ir jo angelams. Į amžiną ugnį. Žiūrėkit, kam 6 eilutė. Ir šitie eis į amžiną kentėjimą, o ateis į amžiną gyvenimą. Čia kas negrasinimas, vat jeigu nuknusit, amžiną ugnį ir ten amžinai kentės, teisit į amžiną kentėjimą. Prašau, kaip grasina, dar kaip. Luko 19:27. O tuos mano priešus, nenorėjusius, kad jiems viešpataučiau, atveskite čia ir nužudykite mano akise. Čia kai Jėzus teisiu ne antrą kartą ir čia jis įves teismą ir jo tokie abu žodžiai. Tuos mano priešus, nenorėjusius, kad jiems viešpataučiau, atveskite čia ir nužudykite mano akise. Kas čia negrasinimas, negazdinimas žmonių? Jo, čia laisvas pasirinkimas. Mato 13 skyrius 42 eilutė. Nuo 40 iki 42 paskaitykim. Taigi, kaip surinkamos ir sudeginamos ugny raugės, tai bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus sūnus išsiųs savo angelus, tai išrankios iš jo karalystės visus papiktinimus ir piktadarius ir įmes juos į ugnies krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Grieždantėm ir verks labai ugny. Kas čia? Negazdinimas. Apreiškimas Jonui 2:22. Štai aš čia nublokšiu ligos patalą, ištvirkavusi su jai didelį sielvartą, jeigu net gailus dėl savo darbų. Bus sielvartas. Ir dabar žiūrėkime apie tą sielvartą. Rašo toliau 14 skyrius nuo 9 iki 11 eilutės. Ir trečias angelas lydėjo jo šaukdamas skardžiu balsu. Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą, bei priimant savo kaktos ar rankos ženklą, tas gers Dievo įniršio vyno, įpilto ir net miežtojo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir avinėlio akivaizdoje. Jų kankinimo dūmai kils per amžius, ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį, tie, kurie garbina žvėrį, bei jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą. Kas čia? Kas čia negrasinimas, kas čia negazdinimas žmonių, kas jums bus, jeigu jūs... Žiūrėkit, 19 skyrius, apreiškimas Jonui 19 skyrius, paskaitykim nuo 11 iki 13 eilutės. Ir aš išvydau atvirą dangų ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdė raitelis vardu ištikimas ir teisutis, jis teisingai teisė ir kovoja, čia jau balto žirgo laukia iš dangaus, čia matai ateis Jėzus ant balto arklio. Jis apsirengęs kraujį pamirkytų drabužių, jo vardas Dievo žodis, paskui jis sekė dangaus kariaunos pulkai ant baltų žirgų, daug arklių dangui pasirodys baltų. Ojojoj, tai bus apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. Iš jo burnos ėjo aštrus dviašmenis kalavijas, kuriuos ištiks tautas. Jis valdys jas geležinė lazda. Jis mina visagalio Dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą. Ant jo drabužio ant strėnų užrašytas vardas karalius viešpačių viešpats. Ir aš regėjau angelą stovintį saulėje, garsiai šaukė, kviesdamas visus paukščius skrendančius dangaus vidurius. Skriskite šiandien į didžiojo Dievo pokylį ir leskite kūnus karalių, karavadų, galiūnų, žirgų, raitelių, visų laisvų ir vergų, mažų ir didelių. Išžudės visus, paskui paukščiai turės lestos lavonus. Išvydau žvėrį, žemės karalius bei kariuomenė susirinkusios kovoti sėdinčio ant žirgo ir jo kariuomenė. Žvėris buvo sugautos, kartu su juo netikras pranašas, jokis darė ženklus ir sklidinė žmonės, kurie buvo priėmę žvėrį ženklą ir garbino jo atvaizdą. Jiedu gyvi buvo įmesti ugnies ežerą degantis siera, o visi kiti buvo užmušti kalavijo einančių iš raitelio burnos ir visi paukščiai prisilėsė jų lavonų. Kas čia dabar? Tuo tarpu Tanache, jūsų Senajame testamente, nėra tokio dalyko kaip amžinas pragaras. Nėra amžino pragaro. Bet virkščiai pabrėžiamas Dievo gailestingumas. Žiūrėkit. Michėjo 7:18. Kur yra toks Dievas kaip to, kuris atleidžia kaltę savo išrinktosios tautos likučių? Jis nerūstauja per amžius, nes jam patinka gailestingumas. Tuo tarpu krikščionybė, avinėlis, balandis ir diedukas, trys sėdintis, labai rūstus. Amžinas pragaras. Be jokios teisės į apeliaciją. Nusidėjai pagriešinti 20 metelių, numirai, neįtikėjęs į Jėzų Kristų. Nes Morkų 16:16, kas netikės bus pasmerktas. Negali patikėti, kad Marija ne nuo romėnų karininko pastojo, nuo šventos dvasios viskas. Eisi
Kas netikės bus pasmerktas. Ir kentė amžinų milijardus metų baisioji ugny ir niekada tai nepasibaigs. Kaip sakė, kai kurie šventieji džiaugsis viešpats nusidėjėlių kančiomis. Tuo tarpu čia sako, Dievas nerūstauja amžinai. Esminis skirtumas. O dabar aš pats klausimą suformuluosiu. Pats atsakysiu. Aš manau, jis gali būti labai aktualus. Ar kur nors Tanache yra kokia nors vieta apie amžiną pragarą? Krikščionys turi kokią tai vietą iš Seno testamento, kurioje sakytų, pas jūs galima amžinas pragaras. Taip, jie turi tą vietą. Danieliaus 12:2. Jie rodo, sako, pas jūs Tanache amžinas pragaras. Vieną vienintelę eilutę turi. Ir labai džiaugiasi, kad vis dėlto yra tas pagaliau amžinas kentėjimas. Nedaug Dieve, čia judėjai įrodys, kad nėra amžino kentėjimo. Net geriau, kai yra amžinas pragaras, kad kankins kažką amžinai. Meilė. Dievas yra meilė, kaip sakė. Žiūrėkime, daugelis miegančių žemės dulkėse pabus. Vieni amžinam gyvenimui, kiti amžinai paniekai ir gėdai. Amžinai. Pragaras. Tikriausia, kas yra pragaras? Pragaras tai amžina kentėjimo vieta ugdy. Ar čia kur nors sako apie amžiną kentėjimą, kankinimą, deginimą? Ne. Pabus, gyvens, bet amžinai panieką ir gėdą turės. Taigi judėjai šitą vietą aiškina, tie nusidėjėliai, kurių bus pasigailėta atleisti, bet kurie darė nuodėmės, nesilaikė šito kelio paprasčiausiai, visą amžinybę turės gėdą dėl to kęsti. Jiems bus gėda visą amžinybę ir kiti juos žiūrės, taip, kaip jūs taip darėte. Bet jie nebus kankinami fiziškai tų, kurių bus pasigailėta. Beje, kaip tik šitą vietą dar jehovistam ir adventistam rodo labai įdomu, tai kaip tik sielos nemirtingumą. Adventistai teisieji amžinai gyvena su kūnu, visi nusidėjėliai sunaikinti. Sielos kenčiančios pragare nėra. Čiagi kaip ir nelabai teisūs žmonės, jeigu paniekai prisikels. Ir turės panieką kažkokią ir gėdą per visą amžinybę. Prašau, yra. Tai va šitą vienintelį eilutę, bet niekur nepasakyta, kad čia amžinas kentėjimas. Čia pasakyta panieka, gėda. Tikrai žmonių tokių yra, kur tikrai turės gydyti savo padaryti. Jų pasigailės, gal atleistas, bet bus gėda. Čia apie tai kalba, ne apie kankinimą. Tai pagal jūs, kas bus tokiems nusikaltėliams kaip Čikatyla? Jeigu pragaro nėra, tai jie tada rojui gyvens. Kas nežino, paaiškinsiu, kas yra Čikatyla. Čia buvo Ukrainai toksai maniakas, kuris ten apie 40 vaikų nužudė ir išprievartavo. Maniakas, sadistas. Kas tokiem bus? Atsakyčiau, nepergyvenkit. Negyvens. Ypatingus tokius nusidėjėlius nubaus laikinam pragare, pragaras yra laikinas, nedaugiau 12 mėnesių, neamžinas, po to jie sunaikinami, taip kad jų nelieka, absoliučiai. Anihiliacija yra fizikinis terminas, nei kūno, nei sielos neliks. Žiūrėkime, Izaijo 26 skyrių, pažiūrėkime apie visišką sunaikinimą tokių nusidėjėlių. Jie bus nubausti, atsims, kiek jiems priklauso už tą bausmę, bet neamžinas pragaras, atgavo tą bausmę, toliau sunaikinimas. 26 skyrius, 13-14 eilutė. Viešpatie mūsų Dieve, kiti valdovai viešpatavo mums, bet mes tik tavo vardą pripažįstame ir jį garbiname. Jie mirė ir nebetgis. Jie yra šešėliai ir nebeatsikels. Tu aplankei juos, sunaikinai jų atminimą išdildį. Nebetgis. Jie šešėliai nebeatsikels. Aplankei juos, sunaikinai. Jie sunaikinti. Jų atminimą išdildį. Nėra, viskas išnyksta. Anksčiau vėliau juos ir pamiršim, kad tokia egzistavo. Amos 8:14, kurie prisiekė Samarijos nuodėmę ir sako, tikrai gyvas Dievas Dano mieste ir išgelbėtas Beršeboje, jie kris ir nebeatsikels, nebeprisikels, nebepersikūnys. Žiūrėkit, Jeremijas 51 skyrius kalba apie nusidėjėlius ypatingus. 39 eilutė ir 57 eilutė. Aš jiems paruošiu puotą, jie nusigers ir užmigs amžinu miegu. Ir 57 eilutę paskaitykim. Aš nugirdysiu Babilono kunigaikščius, išminčius, valdovus, tie, kurie turėjo galimybę, kurie buvo protingi, kurie nevergai kažkokie, atsakingesni už kitus. Minčius, valdovus, karo vadus ir karius. Jie užmigs amžinu miegu ir nebepabus, sako karalius ir kareivijų viešpats. Tai išnykimas visiškas. Kas liks iš nusidėjėlių? Ar neliks nieko? Tu jau kalbam apie tuos pačius piktybiškiausius. Visiems kitiems bus atleista. Gaus bausmės kažkokias, atsilygins, bus išugdyti vis tiek, anksčiau ir vėliau. O kurie jau labai piktybiški, tai su tais bus. Pranašo Malachijo, 4 skyrius, 1 eilutė ir 3 eilutė.
Štai ateina diena deganti kaip krosnis, kurie visi išdidieji ir visi nedorėliai sudegs kaip ražienos, sako kareivių viešpats. Jiems neliks nei šaknies, nei šakos, nei sielos, nei kūno, kitaip tariant. Nieko neliks. Nei dvasinio prado, nei materialaus neliks. Nei šaknies, viskas sunaikinta bus. Žiūrėkime, trečia eilutė, jūs mindžiosit nedorėlius, jie bus pelenai po jūsų kojomis tą dieną, kai aš tai padarysiu, sako kareivių viešpats. Pelenai po jūsų kojomis bus. Sunaikinti bus viskas. Išnyks. Žiūrėkit, 9 psalmė, 5-6 eilutę paskaitykim. Pagonis tu subariai, sužlugdėjai, nedoruosius. Jų vardą visiems amžiams ištryniai. Priešų neliko, jie tapo amžinais griuvėsiais, tu sugriovė miestus, jų nebemini niekas. Žiūrėkit, 28 psalmė, 4-5 eilutė. Duok jiems, ko verti jų darbai ir pikti poelgiai. Atlygink jiems, kiek vertas jų rankų darbas, užmokėk jiems, kai jau sutarnavo. Jie nepaiso viešpatės veiksmų jų rankų darbų. Jis sunaikins juos ir nebeleis atsigauti. Sunaikins ir jau daugiau nebegrįš, nebeatsigaus, netgims. 37 psalmė. Trečia eilutė sako, pasitikėk viešpačiu ir daryk gerą. Tada gyvensi kur? Žemėje ir būsi pamaitintas. Žemėje visas bus paskutinis rojus, aišku, bus žemėje. Nuo 9 iki 11 eilutės dar paskaitom. Piktadariai bus sunaikinti, bet tie, kurie laukia viešpatės, paveldės žemę. Nes dar trumpa valandėlė ir nebeliks nedorėlio. Kai žvalgysies, kur jis buvo, jo nebebus. Bet romieji paveldė žemę ir gerėsis taikos apstumu. Štai koks likimas laukia. Žiūrėkit, 20 eilutė. O nedorėliai pražus ir viešpatės priešai, ar bus kankinami jam žinai? Ne, sutirps kaip pavydėlių taukai, jie dings kaip dūmai. Žiūrėkit, 22 eilutė. Jo palaimintieji valdys žemę, o jo prakeiktieji bus sunaikinti. Nekankinami amžinai, kaip Jėzus, kuris yra meilė. Sako, eis amžiną kentėjimą, kurį jo netikės. Čia tiesiog išnyks. Niekas per prievartą neversiu gyventi amžinai. Niekas jo nekankins. 29 eilutė. Teisėjai paveldės žemę ir gyvens joje amžinai. Nuo 34 iki 38 eilutės paskaitykim. Lauk viešpatės ir laikykis jo kelio. Jis išaukštins tave, kad paveldytum žemę. Tu matysi, kaip nedorėliai žlugs. Mačiau nedorėlį džiūgojant ir įsiplėtojusi kaip šakota kedra. Pro šalį ėjau ir jo nebebuvo. Ieškojau jo, bet neradau. Žiūrėkit tobulai ir stebėk teisui, nes tokių galas ramybė. Nusikaltėliai bus sunaikinti, nedorėlių galas pražūtis.